Sveiki kolektyvas. Dabar važiuojam per Atmatos tiltą. Važiuosim Rusnės miestelį ir judėsime link Skirvytės. Dabar 23 valandos, 22 minutės. Važiuojam iš vakaro, užsiimti vietą. Galbūt pabandysim naktį pagaudyti, bet daugiau skirsim dėmesio rytui. Gyvų pasiėmėm daug, 2 kilogramus sliekų, 2 litrus dzikų baltų raudonų, 6 dėžutės mėšlinukų ir 300 gramų matyliaus. Dabar randamės Rusnės miestelyje, važiuojam užsiimti vietą. Gavom informacijos, kad kimba karštis baisiai. Tad išbandysime, bet šiandien dieną kibimas buvo dingęs. Tai pažiūrėsime, čia buvo mitas ar teisybė. Šios dienos receptas fider arachai, 2 kilai. Ir 2 fider brim. Naudosim chemiją, sensaso, brimą, atskiedžiam su vandeniu. Pilam pusę buteliuką. Pramaišom. Ir maišom jauką. Jauką išmaišėm, palaukiam 15 minučių, darom antrą drėkinimą, paskui trečią ir žiūrim jo konsistenciją ir tada gaudysim. Praėjo 30 minučių, pašarėlis atsidarė, bet dar yra ganėtinai sausas. Dadėm chemijos, nes naudosim šiandien chemijos visą buteliuką ant 4 kg. Tai pasiėmėm pagaliuką, kad su pirštu nemaišyt. Pramaišom chemiją. Visą pramaišom. Vienodą konsistenciją. Pilam chemiją ir po biškį maišom. Išmaišėm. Jaukas ganėtinai drėgnas ir sunkus yra, ne? Bet čia yra antras maišymas tik taip. Laukiam apie 20 minučių, 30. Prasimaišysim dar kartą ir žiūrėsim, jeigu reikės, dadėsim vandens. Ir paskui pradėsim žvejybą. Praėjo 10 minučių. Užmiršom vieną ingredientą dadėt. Tai naudosim šiandien Italics raudonus džiūvėsius. Kadangi naktį sunkiai matosi, pabandysim be platformos ant kėdutės susimesim meškerę. Pabandysim naktį pagaudyti. Karščiai išėjimų yra, girdim, kolektyvas pagauna po vieną kitą. Pabandysim ir mes. O dieną startuosim su platforma. Tai prakerpam pakelį. Kadangi naudojam 4 kilus, dedam visą džiūvėsį. Matosi raudonas. Jį dabar išmaišysim. Maišom. Jaukas kaip ir paruoštas, bet mes dar palauksim apie 10 minučių. Susirinksim meškerės, startuosim, kaip sakiau, su kėdutė ir sėsim, mesim, bandysim, gaudysim. Pradžiai užšėrimą į tašką nedarysim, darysim
permetimus kas 3-5 minutės, pasišersim tašką, pabandysim be gyvų valandėlę, jei kažkas atsilieps ar neatsilieps, dadėsim pradžioj dzikelio karpyto, o paskui sliekų. Taigi kolektyvas užsimaišėm pašarus, 2:30 nakties, rinksim platformą, skanuosim dugną, jau buvom užsimetę 35 metruose, išlaukimai 20-15 minučių, kliovo neturėjom, tai rinksim, kaip sakant, platformą, skanuosim dugną, padarysim startą, duosim sliekų daug, turbūt apie 200-300 gramų ir bandysim. Renkam platformą. Suskleidėm pakoją, išsiveržim, nešimės į vandenį dabar. Gyvėm indeliai, žirklutės 2, malūnas ir 3 žirklutės. Taip, ant stalo nešam. Daiktai sudėti, įimam dar vieną žirklutės, susipilstom į matrioškas gyvus. Slieko turbūt neplausim, nusijuosim ir tiesiog paskui karpysim. Bet mes slieką išplausim, taupysim žirklės, nes turim labai didelių guzų. Tai pilam vandenį ir plaunam. Palaukiam apie 3 minutės, kartojam, sliekeliai per mūsų sėtelį sulys ir bus švarus, taupysim žirklės. Taip, kasterį plovėm, užpylėm vandens, sudėjom kasterį, pastovėjo 15 minučių, nupilam vandenį, pilsim naują. Nupylėm vandenuko, beveik neliko, pilam naują. Prasukam, tegu stovi, po 15 minučių pakartosim dar kartą, dar 15 minučių ir bus. Taip, kolektyvas išplovėm slieką, galim pažiūrėti, kokį gražų be žemių turim slieką. Mes jį padavinėsim. Gražus sliekelis, taupysim žirklės. Užšėrimą darysim su tokia šėrykla, Vismos. Gyvus pasiruošėm, jau kas paruoštas. Ką tik girdėjom karščio įsivertimą, darom startinių šėrimą. Atstumas 25 metrai. Sistemėlė paprasta, inline, feedergamas, atvadas, šėriklėlė. Einam daryti startinio šėrimo. Pradžiai dėsim slieko negailim, pusę karpimo indelio, prestum nuo žirklutės, karpam.
karpiam į kamputį. Taip. Sustatom laikroduką. Pradžia. Dedam į gyvus pilną šėryklą. Uždarom jaukų. Nuvalom kraštus. Pamiršom rankšluostuką. Keliaujam pasiimti. Nu ką, prispaudėm gyvus, uždarėm pašaru, darom startinį. Standartiškai turbūt 10 šėryklų. Laukiam, kol nusileis. Nusileido. Spurtam. Traukiam atgal. Nuvalam gyvus. Uždarom šėryklą. Nuvalom perteklį. Nusivalom rankas ir rankšluostį ir antrą šėryklą. Leido, spurtam. Metam trečią šėryklą. Ketvirtą. Penkta šėrykla. Paskutinė šėrykla. Dešimt šėryklų. Įsileido. Imam pavadėlį. Prestoną. 13 mm, 12 kabliuko dydis, N20 metras. Vėjo koks praėjo. Šiek tiek yra vėjelis, bet jis mums nemaišo. Pavadėlis užrištas. Pradėsime 3 baltas musės lervas ant kablio. Paskui žiūrėsim. Vėl gyvų pilna. Spaudžiam šiek tiek daugiau, kad ilgiau stovėtų. Ir metam žiūrim, gaudam. Taškelį. Įtempiam. 5 minutės laikrodukas laukia. Turim karšį. Nedidelį, bet turim. Oba. Kokias buvo? Liaukas.
rankas į paleidžia. Edidukas, lažiukas. Ir lęšis. Taip Šaika padarė sušėrimą 10 šėryklų šėriminių padidžintą turiu. Nepraėjus 2 minutėm turėjom klevuką. Ištraukėm karšį. Karšį nesvėrėm, paleidom, sėtelį nedėjom. Apie 700 gramų, tvirtai sakant. Užsimetėm antrą kartą, sėdim, bandom, gaudom. Nu ką, kadangi gyvus sumetėm, imam karpimo indelį. Vėl naktį gaudom, apšvietimas prastesnis. Dedam sliekų. Dedam slieko normaliai. Dedam slieko. Imam Prestono žirklutes. Ir karpam. Maždaug sukarpom pusę centimetro gabaliukais. 5 minutės praėjo, bus permetimas, bus gyvų. Šėriklėliai gyvus. Pilna šėriklėlė gyvų. Pilna. Užspaudžiam. Kraštelius nuvalom. Nusišluostom rankas. Ant kablio buvo 3 dzikai, dėsim 4. Per galą veriam. Pukštų 1, 2, 3 ir 4 uždarom. Uždarėm. Metam, sėdim, gaudom. Šiek tiek vėjas aprimo. Metimas turėtų būti maždaug į tašką. Skendo. Gylis apie 2-3 metrai. Įsitempiam. Sėdim, laukiam. Imam dzikelį. Šį kartą raudoną. Tempas 5 minutės. Kas 5 minutės darom permetimą. Pasiimam žirklutes. 5 ašmenų ir karpam dzikelį. Dzikelis sunkiau karposi nei slieka ir kasteris. Sukarpė žirklutes, nusiplaunam. Ir vėl į kamputį. Šį kartą kasterio nedėsim, pažiūrėsim. Prieš tai dėjom slieką, kasterį ir baltą dzikelį. Tada darėm užšėrimą ir gaudant tą patį dėjom. Dabar pabandysim tik sliekelį ir raudoną karpytą dzikelį. Taip kad sėdim, žiūrim, gaudom. Turėjom kliovą. Vieną gerą prisilietimą. Sliekelio tik 2 gabaliukai liko. Vadinas, kartosim masalą. Taip, dedam vėl sliekelio 3 gabaliukus. 1, 2. Trys gabaliukai. Šėryklai gyvus.
Vėl pilna. Nuvalom perteklių. Ant kablio vėl slėkelis. Metam. Taip, kažką turim ant kablio. Piktas. Lęšis. 5 minutėj. Opa, šitas gražesnis. Kilas bus. Gal daugiau net. Gal net daugiau. Gražuolis įrijęs kaip turi būt. Gražus karšelis. Koks karšiukas. Paleidžiam šaiką. Opa. Lauk. Ką, po minutės išlaukimo vėl karšis. Ir vėl turim karšį. Šį kartą nedidelis. Karšiukas. Mes jį paleidžiam. Kibimas naktį įmetus, 10 sekundžių praėjo, prisilietimas bum. Laukiam. Ant kablio 3-4 mešlinuko gabaliukai. Atstumas 25 metrai. Yra! Ką, turim karšį vėl. Ir vėl turim karšį. Opa, gražuolis. Šitas gražus. Šitas gražus. Opa. Ir mūsų graibštelis. Karšis. Dar vienas karšis. Penktas karšis šiandien. Kartuojam kombinaciją. Sliekas. Gyvų į šėryklą pilna. Metimas. Esmė kokia.
reikia pasirinkti tašką ant kietesnio kriauklyno už brofkutės. Atsitraukiam 3 metrus nuo brofkutės, paduodam sliekų, su dzikeliais galim kasterio gyvų į tašką, 10 šėryklų šeriminių, didesnio turi. Ir tiesiog sėdėm gaudom. Neduodi gyvų, kliovo nėra. Duodi gyvų, kliovukas yra. Nu ką, turim karšį vėl. Šlaukimas minutė. Pikti pavasariniai karšiai. Šitas nekyla. Standartinis karšis. Standartiniai karšiai. Aštuoni 800 gramų bus. Karšiukas, paleidžiam. Kartojam kombinaciją ir gaudom toliau. Pabandom pasistambinti. 6 slieko mėšlinio gabaliukai. Gal užkibs didesnis. Kibimas. Bet va būna pukšt, arba jame yra, arba ne, arba užpurta. Ant kablės sliekas. Vat po šito, kai ištrauksim, pabandysim specialiai dzikelį vėl uždėti. Pažiūrėsim. Ar yra skirtumas, ar nėra. Taip. Pusantros minutės praėjo, kliovo buvo kibimas. O, pukšt. Porą prisilietimų. Greit pusė 6, o čia nešvinta visai. Ką turim? 2 minutės 20 sekundžių. Nu, 2,5. Ir nieko. Gerai, kadangi 2 kibimai buvo, traukiam lauk. Pažiūrim, kas ant kablio. Kalam. Sėdi. Tiesiog reikėjo palaukti. Į sėtelį nededu. Paleidžiu. Standartinė išmera. Paleidžiam. Kaip ir žadėjau,
Keisim specialiai masalą pažiūrėti. Ant kablio 4 dzikeliai. Šėriklėlė gyvo. Kaip visada po pilną. Ir į tašką. Bum. Nukrito. Įsileido, įtempiam valiuką. Sėdim. Esmė, kaip ir sakiau, su gyvo nėra skirtumo, ar tu slieką, ar tu dziką duodi, ar kasterį. Svarbu jo duoti. Jo neduodi, 3-4 žuvis, taškas užduso. Vadinasi, arba reikės daryti peršėrimą, arba tiesiog dažnesni metimai, kas 2-3 minutės su gyvu. Prisilietimas. Ir atsigaivina taškas. Taip, tokia ta specifika. Pakeitus masalą, uždėjus dzikelį, legendinio dydžio plakis. Tai, manau, neverta dėti dzikelio. Ir dėsim slieką, standartą ir gaudysim karšį. Paleidom. Nu ką, būna ir tokių egzempliorių. Ponas Pūkis. Pabandėm daug kombinacijų. Ir ant vieno sliekelio užkibo pūgžliukas, labai didelis. Mes jį paleidžiam ir bandysim vėl 3-4 gabaliukai standartiškai.